Sveiki. Šiandien aš jums parodysiu, kaip parsiųsti Logitech G27 Gaming Profile. Šitą. Jums reikia prisijungti vairą ar kažką. Tai va. Einate į internetą. Rašte. Šitą. Tada jums išmes support plus download G27 Racing Wheel Logitech. Paspaudžiate ant šito. Jums išmes vis šito profilį. Einate į download. Reikia pasirinkti jūsų Windowsus. Mano Windowsai yra 7. Šitą pažymėkite, jei nebus pažymėtas. Pasirinkate savo bitus. Man yra 64. Tada paspaudžiate Download Software. Tuoj parsiųs. Na, jūs einate į download. Turi būti šitas LGS510 X64 Fetsu. Paspaudžiate Run. Čia viską instaliuoja. Pasirinkate kalbą. Čia tikriausiai nėra lietuvių. Na, aš anglas, tai aš angliškai ir pasirinksiu. Spaudžiate Next. Paspaudžiate I accept. Install. Čia laukite. Na, done. Jei jūs norite įsijungti šitą profilį, jums reikia prisijungti jūsų vairą arba kažkokį kontrolį. Ačiū už žiūrėjimą, susitiksim rytoj.